Labas, jūs ant kanalo Lietuvlinkis. Ir šiandien išėjo keletą atnaujinimų per Melon Playgroundą ir juos visus jungia, ta kad jie yra kalėdiniai. Taigi pasižiūrim, kas juose atsirado. Atsirado va toks va Dragon Fruitas. Jis nieko nedaro, bet užtat dabar galima daryti va. Dar atsirado va toks varveklis. Atrodo nelabai, bet užtat su juo galima daryti. Supratot, tikiu. Dar atsirado va toks ledinis ginklas. Jisai va taip va šaudo. Ir jeigu su juo pašauti kažkokį, tai su juo atsitiks va šitas. Jisai sušaudo. Dar, mano mylieji žiūrovai, atsirado va šitas va mygtukas, kurį aš spalvinu. Ir jeigu ant jo paspausti, aš pats tik paspaudžiu, tai čia rodys dovanas, čia jas galima nusipirkti, o čia jas galima išnaudoti. Ir pavyzdžiui, ant šitą paspaudžiu. Čia tu gauni šitą modą už tas 3 dovanas ir dar šitą pardavkiai pas tave atsiranda va čia pinigai. Aš čia biškį esu jau išsikeitęs pas tave. Taigi, visiems nepamirškite prisinumeruoti, statyti laikus, jeigu jums šitas video buvo naudingas, ir statyti varpelį, jeigu norite daugiau sužinoti apie Melon Playground, arba kaip taip vadina, Melon Sandboxų teisingiau.